Sveiki, kovinių menų gerbėjai. Kągi, vėlgi anonsuojame dar vieną kovą, kuri vyks kovo 22 dieną Vilniuje TwinsBet arenoje. Šį kartą kova vyks ne kiokiai taisyklėmis, tačiau tai bus Impact Fight platformos kova. Impact Fight kovos jau kartas nuo karto vyksta kiokiai turnyruose. Atsimename, ir Remigijus Viršila yra dalyvavęs Impact Fight kovoje. Vokietijoje neperseniausiai vyko Impact Fight kova, Latvijoje ir kitose šalyse. Šį kartą šalia manęs jau mano minėtas Remigijus Viršila ir Vladimir Agasarjan arba Dimer, dar geriau žinomas. Tarp šių dviejų vyrukų socialiniuose tinkluose gavosi šioks toks nesutarimas. Tai galbūt, Remigijau, papasakok savo istoriją, kas ten pasidarė. Žinau, kad nesi toks labai jau galbūt konfliktiškas žmogus, bet kartas nuo karto pasakai aštresnį žodį. Nu ką, čia žiūrėjau visokius, kaip visą laiką dabar mėgstu žiūrėti kovinį sportą ir pamačiau tokią nesąmonę, kad bokso ringe žaidžia šachmatais. Tai, čia tik tavo nuomonė, kad čia nesąmonė. Nu kas žaidžia bokso ringe šachmatus? Protingi žmonės žaidžia. Nuo kada toks sportas yra? Tu gal atsilikęs, čia jau 20 metų egzistuoja tokios sporto šaka. Reiškia, atidėkime emocijas truputėlį šalį. Matot, karštas kraujas, aš negaliu kontroliuoti. Šachmatų boksas. Tai yra oficiali sporto šaka? Taip, 20 metų, 21, 22. Pirmą kartą girdžiu iš viso apie tokią sporto šaką. Sveikinu, esi dar jaunas, sako, tu esi jaunas, kol dar tu pirmų kartų naujų. Mes vienmečiai esame. Bet tai, žinai, sieliškai, tu jaunesnis pasirodo. Tai šachmatus ir žaisko neboksuokis. O kodėl negalim būti tabu, kodėl toks kategoriškas? Tai kas čia per tas pats, kad plaukimas ir futbolas? Dar kartą. Pasakyk, šachmatų boksas. Tai koks principas yra? Tu žaidi šachmatais, meti lentą į šalį ir boksuoja? Na, čia daug kas taip galvoja, bet mes įpratę, kad šachmatininkai nėra sportiškai išsivystę, tarkim, ne, boksininkai tokie yra kaip ir stereotipas, kad atmušta galviai, nors tai netiesa, aišku. O šachboksą tai tu ir protingas, ir stiprus bandai būti. Ir rodom pavyzdį tokiem kaip Viršila. Tai žaidimus šachmatais lygini protingumu, dėliojant šachmatais. Šiaip šachmatai sportas skaitusi, jeigu ką. Bet aš iš kur tau žinau. O pats žaidži šachmatais? Ne, kol kas. Bet ateik, aš darau privačias pamokas, beje. Pažiūrėk, šachmatų mokytojas. Galiu ir tai pamokinti. Galėsi man pamokėti. Padarysiu tau nuolaidą. Nepergyvenk. Boksininkas. Gerai, Remigijau, pasikalbėkime. Dimeris, turbūt teko matyti, kad jis ne tik prie šachmatų lentos, jisai ir kilnojo svorius. Papasakok apie savo patirtį su štangom. Esi daugkartinis štangos spaudimo čempionas. Labai daug kartų. Koks svoris? Mano ar rekordo? Išstumiš. Tavo svoris ir kiek išstumi? Mano rekordas yra 225 kg praeitais metais. Tai yra tarp kitko Lietuvos rekordas iki šiol. O pats sveriau 91. Tai faktiškai vos ne 3 kartus. Ne, 3 kartus, ne, 2 su viršum. 2 su viršum, ne? Taip. Remigijau, kiek tau štangos stumimas ringe nepadės. Argi? Nepadės visiškai, pažiūrėk. Argi? Kaip vieną prasileisi, suprasi, kad yra štangos stumimas ir bodybuildingo. Pažiūrėk, ūgis sužiūrėk mažesnis. Tai nepergyvenk. Nepasieksi manęs, ko pačiu tau prireiks. Apie ūgį. Aš su kablais išeisiu. Aš jau turiu planą B. Kablus pasiimsi, tai galėsi pašok man ringe. Gerai, tu tik tau šokėjas. Kalbant apie ūgį, teko dalyvauti ir su žemais priešininkais ir teko. Ir visi matėm, kaip jiems sekėsi. Teko pralaimėti, kai aš nesitreniravau labai ilgai, bet dabar aš 4 metai bokse. Tai... Papasakok apie savo treniruotės. Kurį laiką tavęs nematėme ringe, ar ne? Sėdėjai ant sofos, štangas kilnoja, ar treniravai? Tik tokia sėdėjau. OnlyFans greičiausiai. Tikrai taip, seniau, kai galėsim nusipirkti prenumeratą, pažiūrėsi. Kaip atrodo tikras vyras, kaip atrodo. Tikrina OnlyFans'e. Nu, čia parašiai pats, žinai, galvoju, blemba, didlikiausiai pas tai, jeigu pats man parašiai pasiūlė. Nu, OnlyFans žiūriu akurat. Nu, taip. 100% galėsi prenumeratą pasimti. Tai apie boksą. Apie boksą, nu tai kad čia va, išveda iš temos, kaip sakant, šachmatininkas. Aš noriu, kad jisai įprastų, matot, Jungle Kings'e darė, ką norėjo, aš nekėjau, ką norėjo, kovosiu, ko norėjo. Aš visą laiką šneku visur, kur noriu ir ką noriu, nes aš žinau, ką aš šneku. Džiaugias, kad į Jungle Kingą neatėjai, nes ten būtum nuplotas. Ten būtų nelygis eiti. Gerai, labai įdomu bus pamatyti. Tai apie boksą. Apie boksą, tai ką, dabar kaip treniruojatės vyksta? Taip. Tai dabar tai aš treniruojuosi jau ilgą laiką, ta prasme 4 metai be sustojimo, buvau Anglijai, neseniai grįžau, prieš 3 mėnesius prabuvau tenai, treniruojuosi Fight Factory klube, ten su visokiausio gero lygio kovotojais ir su olimpiniais čempionais ir panašiai, tai savo formą turiu gerą, tikrai šitą šachmatininką paimsim greitai, lengvai, paždikausim su ringe. Gerai. Papinčinkis greičiausiai dar daydreamina mėgą. Padarykiam, aš tolimą nepasiekiu. Klausyk, Dimerį, žiūrėk. Tavo patirtis
šachbokse. Visgi taisyklės, kiek aš atsimenu, yra tokios. Tu gali laimėti arba žaidžiant šachmatais, arba boksuojantis. Teisingai. Ar ne? Taip. Per tavo patirtį, kur daugiau pergalių pasakei? Šachmatais. Šachmatais, ar ne? Viskas aišku. Ką galvoji apskritai apie Remigijų? Atmeskime vėl emocijas į šalis. Vis tiek tu matęs galbūt, kaip jisai kovoja. Atsiprašau, galima pertraukti. O jeigu tave išjungia ringė, kaip tu šachmatai žaidži tada? Tai viskas, jaunuolį baigta. Tai viskas jau turbūt. Ir nebuvo išjungtas niekada? Ne. Stebukla, kiek kovų turėjai to šachboks ar 16. futbolo? 16. 16 kovų niekada nepralaimėjai? Vieną kartą pralaimėjau. Tai kaip tu, kas čempionas ten to sporto? Visi kartą pralošio negalėjom, žinai, būti idealus arba visur laimėti. Ir kartais pralaimėjimai, tarp kitko, gerų pamokų duoda. Daugiau pamokų gauni iš pralaimėjimų negu pergalė. Sportas egzistuoja? Egzistuoja. Ateiks, dalyvausim, bus Lietuvos čempas. Egzistuoja, Remigijau, tikrai. Balandžio mėnesį bus Lietuvos čempas. Gerai, pažiūrėsim. Jo egzistavimą. Kalbant apie pralaimėjimus, pačiam tau pralaimėjimas labai motivacija nukala žemyn. Ne, man taigi kaip tik prieš Rimkų pralaimėjau, aš gavau motivacijos labai daug, pradėjau treniruotis, nes jeigu būtų nukritę motivacija kažkokia, tai būčiau nesitreniravęs, o kaip tik iššokau į šitą sportą, pradėjau labai jį rimtai žiūrėti. Kaip sakant, labai didelę pagarbą šitam sportui pamačiau, nežinau, kad jisai sunku treniruotis. Bet šitas sportas tas negerbė. Labai gerai. Kalbant apie... Tavęs negerbs, kai būsi nukautuotas. Tu neperžogęs griovę, nesakyk, o jaunuolį. Čia dedas tokios emocijos verda. Remigijau, žinau, kad ne tik pagal bokso taisyklės dalyvavai, taip, ar ne? Ir kickbokso, bet ne su paprastom pirštinėm. Taip, su ėmėmi pirštinėm mažom. Daugelis tave nurašė toj kovoje. Nurašė, bet man gerai ten sekėsi. Argi? Taigi sustabdė kovą tau. Aš mačiau tą kovą. Tau sustabdė tą kovą. Vieną smūgį nematei, kaktą. Nu, tai čia, bet okei, bet tai kovo kaip baigėsi. Čia nebus. Čia nebus Kėlėnų. Tai džiaugiasi, kad nebus Kėlėnų, nes mano ilgos kovos. O tu nuo kada čia kickboksininkas? Pasidarai, kad čia man reikia džiaugtis, kad Kėlėnių nebus. Pažiūrėk, aš turėjau beje kickboksų kovų, turėjau Muay Thai kovų. Tarp kitko, po vieną visur taip. Man anksčiau jaunystėje buvo įdomu viską išbandyti. Visur pabiški. Bet boksas vis tiek buvo pagrindinis. Mes kalbėjomės, kad sakai, tu pradėjai šitą sportą. Nuo bokso. Jo, prieš 20 metų. Nuo šaškius pradėjau. Tiesa. Ne, bet nuo šaškių, nuo šachmatų. O po to prasidėjo futbolai, krepšiniai, viskas iki tol, kol dėjo kickboksą. Ok. Kalbant apie artėjančią kovą, ar Remigijus sakė, kad jisai be perstojo treniruojasi, tau čia... Man taip nesigauna dėja. Aš norėčiau be perstojo treniruotis, bet man taip nesigauna. Kaip ruošiasi šiai kovai? Tai pradėjom praeitą savaitę ruoštis, iš tikrųjų ne už kalnų. Tai dabar bandysim kuo daugiau, kiek įmanoma išmelžti, nes grafikas labai įtemptas. Aš gyvenu ir pusiau dirbu Londone, tiksliau pusiau gyvenu dirbu Londone ir skraidau čia kas savaitę, tai tenka taip ir laviruoti. Biški ten, biški čia. Ar turėjai kažkokius klubus, galbūt trenerius, su kuriais tu kreipsies, kad truputėlį galbūt... Tai aš dabar sportuoju One Blood, ten ir žadu datesti visą tai. Visą pasiruošimą. Taip, man ten patinka. Gerai, man atrodo, kad iki kovos likusį laiką mes dar ne kartą kalbėsimės, tai dabar pabaigai pasakykite kovos baigti. Kokią įsivaizduoja prognozę? Mano prognozė labai paprasta. Aš su juo žaisiu ilgai, nenukautuosiu jo. Daužysiu jam po truputėlį smegenis, kad suprastų, kas yra boksas, nes jisai su tais šachmatais jau nebesigaudo visiškai. Okay. Po truputį žaisiu, varginsiu, kol jisai galiausiai pats pasiduos, sakys, aš geriau eisiu šachmatų žaisti, savo šaškės dėliosiu ar ką tenai, bet į ringą nebelipsiu. Ok, supratau, Dimerį. Poroštukų matau turėjo. Jo, prisirašęs. Improvizuot nemokė, ekspromtų šnekėt. Pamatysi viską, kovo 22 būsi nuplotas, kaip sakant. Lengvai pradžiai pažaisti. Aš galėčiau irgi, aišku, taip šnekėti, kaip jisai šneka, bet aš, kadangi manau, kad turiu daugiau patirties kovose, tai aš žinau, kad visko gali būti ir negali nuvertinti žmogaus ir net ir kaip ir pasiruoši įlipęs ringą, vienas smūgis viską pakeičia. Kvėpavimas kitoks, kombinacijos keičiasi, emocijos kitokios. Tai aš tai linkęs atsiduoti pilnai save. Šaunuolis, bet kad tą smūgį gauti reikia prieiti prie varžovo. Tai aš jau linkęs net paaukoti tau, aš tau leisiu vieną savo trenkti, Remigijau, aš tau leisiu. Tik dėl to, kad aš tai palieščiau bent. Vieną paliesiu ir pamatysiu. Aš kairiarankis, net neprieisi prie manęs. Tai jo, mes žinom, kad tu kairiarankis. O kol kairiakojas esi? Konferencijose, kaip sekasi Dimeriui ir Viršilai ruoštis Impact Fight kovai. Likite kartu su mumis. Noriu priminti, kad socialiniuose tinkluose, taip pat internetinėse svetainėse, kyokyfights.com, bushido.lt. Pasaulinis turnyras KOK World Series. Kovo 22 diena. Vilnius, TwinsBet arena. Visa informacija bushido.lt.